Pasakos apie darbą. 3 geri meistrai. Nedirbsi, nevalgysi. Lapė ir skruzdė. Kirgizų pasaka. Lapė ir skruzdėlė susitarė draugauti ir pasisėjo kartu kviečių. Gudrioji lapė kasdien skundėsi, čia jai pilvas skauda, čia galva ir visi eidavo į stovyklą kumyso atsigerti. Skruzdė viena dirbo lauke nuo ryto iki vakaro, čia laistė lauką, čia ravėjo. Pagaliau javai pribrendo. Pamatė lapę pilną grindymą grynų grūdų ir sumanė apgauti skruzdę, visą derlių pasiimti savo. Draugužė mano, skruzdėlyte, ką mums dalintis tuos kviečius, verčiau bėgam lenktynių. Kuri pirma pasieks grindymą, ta tegu ir ima visą derlių, pasiūlė lapė. Skruzdė, kiek pagalvojusi, sutiko, atsistojo juodvi greta. Bėgam, šūktelėjo lapė ir kuria grindimo link. Užrietusi uodegą, ausis prispaudusi, lekia kiek įkerta. Bet skruzdė irgi nežiopsojo, įsikibo jai į uodegą. Pribėgo lapė grindimą ir pasipurtė. Skruzdė nulėkė į šalį, užsilipo ant kviečių krūvos ir šaukė. Ei, lapė, ko taip ilgai užtrukai? Lapė sumišo. Kada čia atbėgai? Senų seniausiai, jau ir pailsėjau, o tu dar vos kvapą atgauni. Taigi lapė pralaimėjo. Nebesugalvojusi naujos suktybės, ji nuslimpino savo. Skruzdė pernešė į svirną visus grūdus ir gyveno savo rami ir soti, o tinginė lapė badu badavosi ištisą žiemą. Višta ir žąsis. Angolos pasaka. Kartą višta ir žąsis susidraugavo, sutarė kartu gyventi ir vieną lauką dirbti. Matydama, kad višta visą laiką ūkiu rūpinasi ir gatava už 2 plūktis, žąsis visai tinginiui pasidavė. Kai baigėsi sausros metas, višta paragino. Reikia lauką arti. Žąsis atkirto, kad jai galva sopa, girdi, visai dirbti negalinti. Kol višta lauką arė, žąsis savo dykinėjo. Atėjo lietaus metas. Višta sako, reikia sėti kukurūzus. Bet žąsis atšovė, kad jai kojas gelia, girdi, nė žingsnio žengti negalinti. Ir atsigulė miegoti. O kukurūzus višta pasėjo. Atėjo laikas derlių nuimti. Višta vėl savo draugiai sako, kukurūzai prinoko, eime jų pjauti. Man šiandien akys skauda, nematau, išsisukinėja žąsis. Ir vėl višta viena dirba, kol jinai derlių ėmė, žąsis šildėsi priešai saulutę. Višta labai pavargo ir prašo bičiulę išvirti kukurūzų košės. Tačiau žąsis atrėžė. Negaliu, man pilvą dieglys raižo. Višta ir košę išvirė, valgo. Dabar žąsis prie stalo kaklą tiesia. Tau nevalia, sudraudė višta, juk pilvą dieglys raižo. Na ir kas, valgyti tai galiu, atsakė žąsis. Negali, atkirto višta. Teisę valgyti reikia užsitarnauti. Višta, antis ir pelė. Tadžikų pasaka. Gyveno savo višta, antis ir pelė. Kartą višta rado kelis kviečio grūdelius. Apsidžiaugė jie ir sako palydovėms. Grūdų radau, grūdus reikia sumalti. Kas sunešiuosi malūną? Ne aš, kvarktelėjo antis. Ne aš, cyptelėjo pelė. Višta viena pati nunešė grūdus į malūną, sumalė miltus. Kas parneš miltus namo, klausė višta. Ne aš, kvarktelėjo antis. Ne aš, cyptelėjo pelė. Višta viena pati parsinešė miltus namo. Kas užmaišys tešlą, paklausė višta. Ne aš, kvarktelėjo antis. Ne aš, cyptelėjo pelė.
Višta pati užmaišė tešlą. Kas iškūrens ir įkaitins krosnį, tanūrą? Paklausė višta. Ne aš, kvarktelėjo antis, ne aš, cyptelėjo pelė. Višta iškūreno ir įkaitino krosnį tanūrą. Kas priplos papločius krosnėje? Paklausė višta. Ne aš, kvarktelėjo antis, ne aš, cyptelėjo pelė. Višta pati juos priplojo krosnėje. Iškepė rausvi papločiai. Višta padėjo juos karštus ant staltiesės Dastarchano ir klausė. Kas valgys papločius? Aš, sukurkė antis. Aš, sucypė pelė. Ne, atrėžė višta. Kad darbo nedirbot, tai ir papločių nevalgysit.